Laba diena visiems. Sutikite mūsų rajono merą. Ir kas nebeingi Molėtų kraštui. Labai džiugu jūs matyti Molėtų, susirinkusius į Molėtų gimtadienį, susirinkusius gausiai. Tai rodo, kad jūs esate nebeingi savo gimtajam kraštui, kad jį mylite, kad mes kartu surėmę pečius galime daug ir gražaus padaryti ir saugoti tą, ką turime. O Molėtai keičiasi visų mūsų pastangomis, tai aš kaip valdžios atstovas labai nuoširdžiai tuo džiaugiuosi, labai nuoširdžiai jums visiems dėkoju, nesvarbu ar tai eilinis žmogus, nesvarbu ar tai įstaigų vadovai, ar tarybos nariai, ar dar kas nors kiti. Svarbu, kad mes visi kartu prisidedame prie Molėtų puoselėjimo. Taigi šventė šiandieninė yra skirta jums. Mes labai norėjome, kad šita šventė suteiktų galimybę jums pamiršti savo rūpesčius buitinius, savo buitį pamiršti ir atsipalaiduoti, tiesiog linksmai praleisti laiką. Ir jeigu jūs į namus grįšite su gera nuotaika, manau, kad mūsų renginys ir tikslai bus išsipildę. Mėly molėtiškiai, tiesiog noriu širdingai sveikinti jūs su miesto gimtadieniu, su vasaros įpusėjimu, tiesiog linkėti jums visiems didelės stiprybės, būkime vieningi, būkime stiprus ir darykime gražius ir prasmingus darbus Molėtų kraštui, Molėtų krašto žmonėm. Tuo pačiu noriu nuoširdžiai dėkoti šios šventės organizatoriam, dėkoti visiems tiems, kurie atvyko į mūsų šventę, dėkoti amatininkams, dėkoti komercininkams, kurie mums siūlo įvairius produktus, dėkoti atrakcijų organizatoriams. Manau, kad mes pamatysime tiesiog šiandieną ir turėsime galimybę pajausti savo asmenyje tiesiog įvairovę mums siūlomų paslaugų. Dvi tiktai, gerai? Daugiau ne per gerai? Visų bus 4. Geriam, už tai bus 6. Varinį. Tai aš varinį? Gerai. Hello.
Labai džiugu matyti jūs visus čia taip gausiai susirinkusius į Molėtų miesto šventę. Į jaunimo aikštę, kur Po šių rungtynių susitiks Centas ir Inkaras. Taigi, šiandien jų žodis yra lemiamas, prašom jų klausyti, gerbti ir mylėti. Na, o sveikinimo žodį tiesiog dabar norėčiau pakviesti tarti Molėtų rajono savivaldybės merą Stasį Žvinį. Prašau. Gerbiami galiūnai, mėly Molėtų krašto žmonės, garbus svečiai. Tiesiog šiandieną yra mūsų miesto gimtadienio šventės tąsa ir esame dėkingi Lietuvos galiūnų federacijai už labai gerą sprendimą, kad pasirinko Molėtus trečiajam galiūnų varžytuvių etapui. Iš ties, Molėtai turi tai, ko neturi kiti. Molėtai yra pats gražiausias kraštas. Tai daugybė ežerų, daugybė miškų. Čia gyvena nuostabus, darbštus, svetingi žmonės. Turime gausų ir turtingą istorinį, kultūrinį paveldą. Tad, mėly galiūnai, linkime jums didelės sportinės sėkmės. Mes už jūs sirgsime. Molėtiškiai tikrai negalės jums aplodismentų. Manau, kad laimės visi, laimės tie, kas tiesiog sportinėje rungtyje užims prizinės vietas, laimės ir tie, kurie šiandien pabuvojo miesto gimtadienyje. Didelės jums sėkmės ir jūsų visuomet laukiame atvykstančių į Molėtus. Ir ne tik pasivaržyti, bet kviečiame jūs ir pailsėti. Mes jūsų lauksime. Didelės sėkmės, o mes, molėtiškiai, garbūs svečiai, nepagailėkime aplodismentų. Ir linkime iš Molėtų svečiai kuo malonesnius įspūdžius. Ačiū labai Molėtų rajono savivaldybės merui. Kągi, ponios ir ponai, galiūnai jau gali eiti ruošti šios dienos pirmąjį rungčiai, tai yra automobilio laikymui. Na ir šį kartelį Marijampoličkio bandymas. Pirmoji rungtis, Saulius Birsokas atkelia automobilį. Na ir jis tikrai pabandys pasipriešinti Daliaus Zaminsko rezultatui. Saulius Birsokas, 44 metų sportininkas, rodantis tikrai beprotiškai gerus rezultatus. Sauliau, turime 20 sekundžių. Palaikom Saulių Birsoką. Ajajai. Na ir Sauliaus rezultatas yra 24 sekundės 18 šimtųjų. Šį kartelį dar vieno grando pasirodymas. Palaikykite Vidą Blekaitį, Birštonas. Na Vidai, kaip suprantu, tau šiandien skamba patys audringiausi žiūrovų aplodismentai. Belieka parodyti tai, ką gali. Vidas Blekaitis, 41 metai, 4 kartus Lietuvos galiūnų vicečempionas, pradeda pirmąją rungtį. Palaikom Vidą Blekaitį, tikintis, kad jis pagerins Daliaus Zaminsko rezultatą.
Vidai, nesiblaškom. Turim jau 15 sekundžių. Na, 20 sekundžių. Vidas Blegaitis, Birštonas. 25 sekundės, labai neblogai. 30 sekundžių jau yra. Na, Vidai, dar truputėlį. Viskas, 34. Gana, plojimai Vidui Blegaičiui. Wow! Na, Vidalininkai ruošiasi, norėčiau padėkoti šios dienos renginio draugams. Taigi, Tauro Lietuvos galiūnų čempionato 2013 trečiojo etapo globėja Molėtų rajono savivaldybė meras Stasys Žvinys. Čempionato generalinis rėmėjas Tauras, vyrų gira pelnytai. Pagrindiniai renginio rėmėjai, galingas renkasi galingą, Štil, motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, numeris 1 pasaulyje. Fast maisto papildai skirti aktyviems žmonėms. Uoba Gelsauga, seniausias apsaugos tradicijos. Ir lieka vienas vienintelis luitas. Keliam, Vidai, keliam. 140 kilogramų. Vidas bando šiek tiek atsikvėpti ir palaiko Vidą Blegaitis. Kol kas dar niekas nebuvo iškėlęs visų 4 laidų. Matysim, ar tai pavyks Vidui. Na, Vidai, bandom 140 kilogramų. Ir nepatogiai paimtas luitas, bet bandom iškelti į viršų. Na, 140 kilogramų. Niekaip. Kuris parodys geriausią rezultatą, laimės vertingiausią dovaną. Ar Antanas turi draugų? Tai palaikom Antaną. Ir teisėjos švilpukas pradedam. Antanas laiko 5,6 kg svorio motorinį pjūklą Štil, kurį tikrai galite įsigyti Štil atstovo Molėtuose. Individualiai įmonėje Laimeda. Na gerai, laikom toliau. Viskas. Ok, taip pat registruojame Antano rezultatą. Jau yra praėję 30 sekundžių. Na, šį kartelį tikrai teks palaikyti Latvijos atstovą, kadangi pilnai tikėtina, kad jis gali įveikti šią rungtį. Nutempti rogės 20 metrų. Lieka 25 sekundės. 25 seconds left. Na, lieka 15 sekundžių. Palaikom Latvijos galiūną. Ir lieka paskutiniai metrai, centimetrai. Dar truputėlį yra plojimai. Wow. Ir dabar jau matuojame ne metrus, o laiką. 1 minutė 14 sekundžių 50. Kas palaikot Vidą Blegaitis? Laukiame, kada tinkamai svoriai bus paruošti. Ir tada tas gražus vaizdas. 320 kg, 20 metrų prieš akį, kurios reikia įveikti per 75 sekundės. Teisėjas viską žiūrėjo, lyg ir viskas tvarkoje. Na ir Saulius su Vidu vienas kitam palinkė sėkmės. Dėmesio, gerbiamieji! Vienas gražiausių vaizdų Molėtų vasaros estradoje. Mikrodvikova. Saulius Brusokas prieš Vidą Blegaitis. Palaikom galiūnus. Ajajai, kaip Vidas bėga į priekį.
Na, Sauliau, pasistengiam. Viskas kol kas labai neblogai. Tiek Vidui, tiek Sauliui tikrai nuoširdžiai linkiu sėkmės. Ir Vidui lieka kokie geri vėlgi 7 metrai. Sauliau, dar truputėlį. Palaikom žiūrovai galiūnus. Vidas Blekaitis po truputėlį jau finišuoja. Na. Dar truputėlį. Vidui Blekaičiui plojimai. Sauliau, traukiam. Kiek lieka laiko? Dar jau kiek lieka laiko? A viskas tvarkoje. Lieka paskutiniai metrai. Palaikom Saulių Brusoką. Na. Sauliau, yra. O rezultatai yra štai tokie. Saulius Brusokas. 1 minutė 5 sekundės 62 šimtasios. Dėmesio, plojimai Vidui Blekaičiui. 46 sekundės 14 šimtųjų. Eina sau. Va čia tai geras. Dar viena iškovota pergalė trečiajame Lietuvos galiūnų čempionato etape. Latvijos galiūnų čempionate. Na ir kol kas laikrodis labai patogiai paimtas į rankas. Wow, netrukus bus apsuktas vieną kartą. Labai gerai. Oskaras Matušas, Latvija. Nu. Wow, jau turime tikrai geriausią rezultatą. Artėjame prie 2 ratų ir viskas. Deja, pirmoji 2 ratai nebus įveikti. Vilmantas Bliujus. Archyvas. Viskas tvarkoj. Nu čia pavariai. Ir Vilmanto rezultatas. 12 metrų 80 centimetrų. Čia pavyks įveikti tą nelemtą įkalnę. Ar palaikysim Vidą? Būtinai. Laukiame teisėjo švilpuko. Na, startas duotas, palaikom Vidą Blekaitį. Kol kas tempas labai geras. Na ir Vidai traukiam į priekį. Wow, viskas tvarkoje. Vidas Blekaitis. Na įveikta nelemtoji įkalnė. Dabar belieka įveikti 20 metrų atšvą. Kiek jėgų atiduoda Vidas. Pirmą kartą iš tikrųjų tiek matau. Eina sau. Vidas Blekaitis. Kirštanas. Na Vidai, dar truputėlį. Yra. Vidas Blekaitis. Super. Na, antrasis akmuo. Yra. Viskas gerai, Vilmantai, keliaujam toliau. Trečiasis akmuo, sveriantis 140 kg. Na, ir yra viskas tvarkoje. Vilmantas labai ramiu žingsniu keliauja prie akmenų. Na ir ketvirtasis dabar jau stovi eilėje užkeltas. Kągi, gerbiamieji, jūsų ovacijos, kadangi Vilmantas netrukus bandys pakelti 5-ąjį akmenį. Lieka 20 sekundžių. Na, Vilmantai, tavo bandymas. 182,5 kg. Vilmantas Bliujus. Na, dar truputėlį. Ai, kaip gaila. Nieko, Vilmantai, nieko. Oskaras Martušas, 20 metų galiūnas iš Latvijos. Pirmas akmuo užkeltas. Toliau griebiame 125 kg svorio rutulį. Yra. Keliavame prie trečio. 140 kg. Ir Oskaras jį
labai sėkmingai įkelia į tam tikrą pakilą. Toliau 160 kg. Na, Oskars, viskas tvarkoje ir lieka paskutinysis akmuo. Palaikykite Oskars. 182,5 kg. Ir šis 20 metų galiūnas tiesiog bando pilnumo įveikti rungtį. Dar truputėlį. Wow, wow, wow. Gražu. You're a boss. You're a Superman. Būtent to Vidas iš jūsų ir tikisi. Paskutinį kartą šiandien. Mes laukiame teisėjo švilpuko. Įtampa pati didžiausia. Pradedam. Vidas Blekaitis. Pirmas akmuo įmestas. Keliame prie antro. Yra trečias akmuo. Na, Vidai, su visa maike. Ketvirtas akmuo. Yra. Na, lieka vienas vienintelis. Vidas Blekaitis, Birštonas. Yra. Eina savo, kebra, nepatikėsi. 20. Nepatikėsi. 25 sekundės 19 šimtųjų. Vos keliom dešimtosiom sekundės dalim Vidas nugali šioje paskutinioje šios dienos rungtyje. Wow, na tai buvo nerealu. Tai buvo tikrai nerealu, o dabar bus dar nerealiau, kadangi reikės sudėlioti visus taškus ant į. Liusivinskas, Kaunas. Šiandien šiek tiek galbūt nepasisekė Daliui, na bet yra kaip yra. Kągi liko pačios aukščiausios 3 pozicijos. Na ir taurės stipriausiems galiūnams norėčiau pakviesti įteikti Molėtų rajono savivaldybės merą Stasį Žvynį. Gerai, tai liko apdovanoti pačius stipriausius. Dėmesio! Trečioji vieta šios dienos varžybose. Oskars Martušans, Latvija. 63 surinkti taškai ir tai pelnyta šiandien trečioji vieta. Na, dabar, ponios ir ponai, turbūt didžioji intriga visos dienos ir viso vakaro. Liko išsiaiškinti, kas šiandien tapo šių varžybų nugalėtojų. Taškų skirtumas buvo tikrai nedidelis. Kova beprotiškai įtempta iki paskutinės akimirkos. Dėmesio! Antroji vieta Saulius Brusokas! Saulius Brusokas šiandien surinko 67,5 taško. Saulius, sveikinu, antroji vieta. Na, kova buvo tikrai labai graži ir įspūdinga. Ji patiko net nebejoju, kad kiekvienam iš žiūrovų susirinkusių Molėtų vasaros estradoje. Antroji vieta Saulius Brusokas. Na, dabar, gerbėmieji, patys griausmingiausi Vievi Champions akordai šios dienos nugalėtojui Vidui Blekaičiui, Birštonas. Sveikinimai iš Molėtų rajono savivaldybės mero. Didžiausia taurė šiandien atitenka Vidui Blekaičiui. Kągi, tai yra 12. Ir pasakyti tai, kad jūsų dalyvavimas mūsų šventėje buvo labai reikšmingas. Ačiū Jums labai, linkime Molėtų krašto žmonių vardu Jums ir toliau
didelių sportinių rezultatų, aukštų sportinių rezultatų. Ir šiandien manau, kad nugalėjo visi. Nugalėjo ir tie, kas 1-3 vietą užėmė. Ir nugalėjo tie, kurie buvo Molėtuose ir pamatė mūsų nuostabų kraštą, mūsų puikius žmonės. Ačiū Jums, didelės sėkmės.